Kviečiu Jūs pasimelsti šiandieną su Jono Evangelijos ištrauka 15 skyriaus nuo 9 iki 11 eilutės. Štai aš Jums ir perskaitysiu. Kaip mane tėvas mylėjo, taip ir aš Jūs mylėjau. Pasilikite mano meilėje. Jei laikysitės mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje, kaip aš, kad vykdau savo tėvo įsakymus ir pasilieku jo meilėje. Aš jums tai kalbėjau, kad jumise būtų manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Taigi kviečiu Jūs apmąstyti Jono Evangelijos šios dienos skaitytos 15 skyriaus nuo 9 iki 11 eilutės. Taigi kyla klausimas, kuo yra grindžiama Jėzaus meilė saviesiems. Ir į šį klausimą atsako pats tekstas. Ji kyla iš meilės egzistuojančios tarp Sūnaus ir Tėvo, tarp Jėzaus ir Tėvo. Ir šios meilės bendrystės reikia ieškoti kiekvienoje pradžioje. Ir tai yra visa mūsų išganymo ekonomija arba visa išganymo teologija. Kaip mane tėvas mylėjo, taip ir aš jūs mylėjau, pasilikite mano meilėje. Taigi, tėvo meilė yra sūnus, sūnaus meilė yra tėvas ir jo valia, o jų dviejų meilė tai yra šventoji dvasia. Taigi, atsakymas, kaip mes galime tai puoselėti, tai ir yra Jėzaus įsakymų laikymusi. Pasilikti jo meilė ir jo pavyzdžių, gyvenamų radikaliai paklūstant tėvui iki aukščiausios gyvybės paaukojimo aukos. Ir Jėzaus žodžiai turi paprastą logiką. Tėvas mylėjo sūnų, o sūnus atėjęs tarp žmonių liko vieningas meilėje, nuolat laikydamasis dosnaus ir klusnaus taip tėvui. Tai reikia suvokti ir Jėzaus bei mokinių santykiuose, kad ir jie yra pašaukti ištikimai praktikuoti tai, ką Jėzus įvykdė per visą savo gyvenimą. Taigi jų atsakas turi būti atviras Jėzaus meilės jiems liudijimas, išliekant giliai suvienytiems jo meilėje. Taigi viešpats prašo jų ne tiek būti mylimiems, kiek leisti savo būti mylimiems, priimti meilę, kuri iš tėvo per jį nusileidžia ant jų. Jis prašo jų mylėti jį, paliekant jam iniciatyvą ir nekeliant kliūčių jo atėjimui. Taigi Jėzus prašo jų priimti jo dovaną, kuri yra gyvenimo pilnatvė. Ir norint išlikti jo meilėje, reikia laikytis tam tikros sąlygos, laikytis įsakymų, kurių pavyzdys yra pats Jėzus. Taigi, ir Jėzus sako, mano džiaugsmas tebūnie jumise tobulas, o jūsų džiaugsmas tebūna pilnas, tai ką byloja 11 eilutė. Taigi, kiekvienas mokinys kviečiamas leistis, kad jį užvaldytų Jėzaus meilė. Leidus, kad jį užvaldytų Dievo meilė. Ir mano kaip mokinio egzistencija glaudžiai yra susijusi su dieviškąja meilė, kuri yra nusileidžianti meilė. Meilė, kuri skatina tėvą atiduoti sūnų dėl manęs, už mane, kuri skatina sūnų atiduoti save meilėje, kuri skatina mokinius daryti tą patį meilėje, kuri garantuoja tikrąją mokinio laimę. Taigi šiandien aš galiu paklausti savęs, kiek aš dovanoju save tame pašaukime, kuriame aš esu pašauktas, į kurį aš atsiliepiau, pilnai dovanoju save meilėje. Tai ir bus įgyvendinimas Dievo įsakymų. O galbūt aš esu kviečiamas, galbūt mano širdis dega troškimu tarnauti tik vienam Dievui,
atsiduoti tik jam vienam, jo karalystės reikalams. Galbūt spurda tuo mano širdis. Pamėginkime jam ištarti taip. Taip, Viešpatie, štai aš. Ir pabandykime pagyventi šią mintimį. Ir žiūrėkime, kur tai mus ves toliau. Taigi drąsinu atsiliepti šią Dievo meilę. Taip, kaip sūnus atsiliepia į tėvo meilę. Pilnai save dovanodamas. Būkite palaiminti ir gražios jums maldos su Dievo žodžiu. Sudie.